tokia misija, ją padarė, tai įsivežė. O ką įsivežė? Kompą? 3 kompiuteris, Giedriaus telefoną, kamerą ir viskas mums. O tu čia šiandien gerą klausimą Facebook'e uždavė, o kodėl jie paėmė monitorių? Čia aš jėgau, kad paėmė, iš tikrųjų monitorius nepaėmė, tiesiog norėjau tokį bairį. Aš ir patikėjau. Tai tas buvo patikėjęs. Klausyk, kai sužinojai, kad va taip realiai prisidirbai, nes vis tiek, tai yra gal rimtas reikalas, pradėjai pergyventi ar atvirkščiai, tu kažkaip tikėjai, kad čia nieko blogo ir viskas bus gerai? Aš dar dabar tikiu, kad čia nieko blogo, aš nesijaučiu dėl to kaltas, man kažkaip juokinga, kad čia taip, nežinau, man čia normalu atrodo. O ta pati daina, tai tu sukūrei ją pats, ar ne, visiškai pats? Šis pokalbis gali būti papanaudotas kar nors, ne, tai jo, aš vienas sukūrėjau. Tai va, ne, su radistais mes sukūrėm, tai žiūrėk, pas mus dar ateis. Čia nemažai kompų išsinešti gali. Viską gali išsinešti. Tas klipas man iš tikrųjų labai patiko, žinok, mes visa mūsų komanda tikrai tave palaikom, aš mačiau, kad ir didžiosios Lietuvos žvaigždės Mikutavičius, Paulius Ambrazevičius, galų gale ir Algis Ramanauskas greitai pasisako už tave. Tai atlaikyk, aš manau, kad čia gavai, žinai, tokią gerą ir promo akciją. Kiek dabar followerių turėtų? Jau 70 000, tai 10 000 pakėlom. Va, prašau. Žinai, čia. O kiek į sąskaitą įkrito? Tai čia vėl? 200 litrų. Išvis, žiūrėk. Rimtai, tiek įkrito, ta prasme. Tiek yra palaikančių ir siunčiančių. Taip. O kas bus, jei baudos nereikės mokėti, tai ką darysi tam vakar? Aš sakau, paukosiu vaikų namams arba gyvūnėliams, arba tik tai gyvūnėliams, nes vaikais dar neįskaičiu skolų. Klausyk, o po kiek žmonės aukoja, nepaslaptis, tiek matai banko Aš žiūrėjau išrašą nesiniai, kad čia mačiau, kad daugiausia buvo 100 litrų. Aš mačiau, kad dar svečia, kad 200 litrų, bet kažkaip nepasivėjau, pranešiu ten sakymų kreipti. Geras. Nesiku, tai pinigų ležų užkysit, pinigai. Tai gal nori rytoj eksitą ateit pasitūsint? Tu dažnai Vilniui būni ar dabar būni pas save namie? Dabar aš būnu užsibarakadavęs, tik kaimį savo. Ko toliau nuo Lukiškių jisai? O koks dabar procesas, kas toliau dabar tavęs laukia? Tu turi būti namuose, kai paskui važiuosi į policiją, ten duot parodymų, taip? Man pirmadienį bus aišku, kad kas duos man tą datą, kad į tą teismą kažką panašaus. O kas tave grėsia pagal tą, 170 kodeksas, kitam nežinau, ten aš nesįdomu tokiais dalykais. Tai tabasme, kad smurto skatinimas, kad gali dabar vaikai atžiūrėti vaikų ar kažką panašaus. Stipru. Tai pagalvojus, tai per Simpsons, kaip Homeris spaudė savo tų bartų, tai reiškia, dabar tėvas mane irgi tėvas pažiūrė Simpsons. Vablė, oi. Nepasakiau BLE, nepasakiau C raidės. Negaliu gal 300 litrų baudos. Oi. Bičias susiskaičia. O esi pamastęs, jeigu paės šitas nusikaltimas, kokį toliau nusikalstamų verslų nori išsimti? Jeigu bus tos metai gerai, aš kursiu toliau, ne tokias dainas, bet tai kažką panašaus. Nebūtinai tai vėl turi kurti, tipo, reikia tas vaikus auklėti tai per šitą meninį protestą. Kažką, kursiu apie šitą įvykį, ant bairę sukursiu. Pažiūrėsiu, ką jie reaguos. Kad jie pagalvos, blemba, užvažiavo man čia tai dabar. O klausyk, su Katleriu tas filmukas, nes Katleris buvo savaitgalį sutikė, čia pat radistų gimtadienį, sakė, kad jūs organizuojate ir jau kitą seriją. Tai tiesa ar ne? Su Katleriu? Jo, Mantu Katleriu. Apie tą policijos seriją. Mes jo, kaip organizuojam, bet dabar kai kamera man atimtų, tai kur O tu nemanai, kad čia gali būti susiję, žinai, jūs juokitės iš policijos ir tipo dėl to čia ar išsėda? Ne, pareigūnai patys važiavė, čia juokėsi, sakė, žiūri, patinka tai policijos, patys žiūri, mums sakė, duota tokia misija, tai mes ir ją darome viskas. Supratau, taip pat kaip jautiesi, viskas gerai, jokių depresijų, kažkokių planavimų, kad padarei kažką labai blogo, nesijauti taip? Ne, normaliai, nesijaučiu kaltas kažkaip, jeigu būčiau, pažiūrėjau, žmogų žmūšęs, tada galbūt sakyčiau, blemba, negerai. O pats palaikymo daugiau sulaukė ar kritikos? Palaikymo daug, tikrai, žiauriai daug. O kritikos esi gavęs laiškų, pavyzdžiui, piktų tokių, kad tave sudaros ten tie patys vaikai? Parašyšiu, tipo, pagaliau sėsi jiems į Facebooką tą žinutę. Taip aš negaliu patyrinti savo kitų žinučių, nes kitos žinutės man eina į overs folder, dėl to
kadangi aš neturiu kompiuterio, kažkokiu būdu negaliu dabar patikrinti šitų žinučių, nežinau, kas ten daras. Kokie vėlniai ten stūgauja. Supratau. Nu ką, Vaidukai, tai laikykis, žinai, visko būna, prisidarėjai, mes irgi kažkada, žinok, buvom sulaukę iš policijos dėmesio už tai, kad bandėm sustabdyti traukinį, tai irgi buvo net administracinis kažkoks, ten ir net į baudžiaką ėjo, tai turėjom irgi tokį nemalonų patyrimą, bet iš to paskui kažkaip skaniai pasijuokėm. Svarbu, kad viską, žinai, tu darai su sarkazmu ir nebejai pasityčioti savęs, aš manau, ir vis tiek rimtai taip negalvoji. Ne? Taip, ačiū už palaikymą. Tai laikykis ir atliek, kada pas mus į radiją, mes tave būtinai priimsim. Ok, ačiū. Laikykis, Super, čia. ačiū tau. O mes ką, grįžtam prie muzikos ir dar